Kauną apvažiuoju. 8, dabar yra be 3 minučių 8. Perkrautas mašinų Kaunas. Šiandien Marijampolės kraštas. Marijampoliai su gimnazistais tarėmės apie streso ir įtampos temą. Devintokai arba pirmieji gimnazinės klasės moksleiviai turi jau ką papasakoti. Su jais aptarinėjom, kokie būdai iš tikrųjų gali būti naudingi ir nesukelt didelę šalutinę poveikį ar tos sukeliamos žalos, kokiu būdu savo gyvenime rasti tokių metodų, kurie net ir per trumpą laiką galėtų stabilizuoti. Nuo tokių situacijų, kai tarkim yra kontrolinis, ar kai tenka atsakinėti prieš klasę, ar aktų salėje būti, iki tokių situacijų, kai net namuose yra sunku ir tu turi tiesiog išbūti tos sunkius momentus. Taip, visuomenė dėja dažnai neretai pasiūlo tokius būdus kaip dingti, atsijungti, kaip telikas, internetas, ar alkoholis, ar net cigaretės, bet išmokti, tarkime, tokių variantų kaip dienoraštis, tokių variantų kaip pasivaikščiojimas, tokių variantų kaip tiesiog atviras pokalbis su patikimu žmogum, tai užima laiko. Bet kai tai tampa tavo kasdienė praktika, labai neretai paskui pradedi didžiuotis, kad tu turi labai geras atramas savo gyvenime. Na va, porą pamokų praėjo, dabar bus jau netrukus 3, tęsime kelionę. Linkėjimai iš Marijampolės.